Sveiki, dabar papasakosiu, kas yra RUT Švedijoje. Kas yra RUT? Lietuviai taria dažnai kaip ROT. Tai daugiausiai naudojamasi statybose. Tai remontas, rekonstrukcija ir priestaba. Pakalbėsime apie tai, kokiems darbams taikomas RUT. Tai taikoma vidaus ir išorės darbams, kurie atliekami jau egzistuojančiuose pastatuose, kurios nuosavybės teise valdote. Pavyzdys darbų, kuriems taikomas RUT. Remonto. Skirti atnaujinti arba taisyti jau esamas konstrukcijas ir sistemas. Vonios kambario ir virtuvės atnaujinimas, grindų klojimas ar keitimas, tapetavimas, dažymas, vidaus sienų apdaila, langų, durų remontas ir keitimas, laiptų turėklų vidinių sienų remontas, techninių įrenginių keitimas, elektros instaliacijos atnaujinimas, pelėsio šalinimas, drėgmės izoliacija. Rekonstrukcijos darbai – tai pastato vidaus ir išorės pertvarkymas, sienų pašalinimas ar įrengimas, palėpės perdarymas į gyvenamąjį plotą, garažo pertvarkymas į kambarį, sandėliuko pertvarkymas į vonios kambarį, prieškambarį išplėtimas, balkono įstiklinimas. Priestaba – tai esamo pastato plėtimas, naujo kambario prijungimas prie namo, terasos ar verandos statyba, garažo pastatymas, kai jis prijungtas prie namo, mansardos įrengimas, plėtimas į viršų arba į šoną. Darbai, kuriems RUT netaikomas – baldų surinkimas, architektų paslaugos, medžiagų pirkimas, naujo namo statyba, baseinų įrengimas. Sąlygos, kad galėtumėt pasinaudoti RUT lengvata. Būstas turi būti registruotas Švedijoje, jūs turite būti deklaravęs pajamas Švedijoje, darbus turi atlikti įmonė registruotas Skatteverket, lengvata taikoma tik darbo kainai, maksimali suma 50 000 kronų per metus vienam asmeniui. Kas yra RUT? Lietuviai taria dažniausiai kaip RUT. Tai yra lengvata, kuri suteikiama už paslaugas. Dažniausiai tai yra valymas, priežiūra ir skalbimas. Kokiems darbams taikomas RUT? Valymo paslaugos, buto arba namo vidaus valymas, langų valymas, kilimų, baldų, garinės valymas, pastatybų likučių tvarkymas, periodinis generalinis valymas. Esminė pagalba namuose. Pridėjimas pas gydytoją, pagalba sesuo apsipirkimo, maisto gaminimo. Vaikų priežiūra, auklių paslaugos, vaikų palydėjimas į darželį, mokyklą ar būrelius. Sodo ir lauko darbai, žolės pjovimas, gyvaturių karpimas, sniego kasimas, gėlių daržų priežiūra. Skalbimas ir lyginimas, drabužių skalbimas klientų namuose, lyginimas, rūbų lankstymas. Kiti darbai, kam taikomas RUT, tai pakavimas, kraustymas, siuvimas, buitinės technikos taisymas, baldų montavimas, pašto paėmimas, gėlių laistymas, kompiuterių priežiūra ir panašiai. Kaip tai veikia iš gyventojo pozicijos? Pirma, užsisakote paslaugą iš įmonės, gautoje faktūroje jau matote sumažintą kainą su pritaikyta RUT, sumokate įmonei už atliktą darbą. Įmonė ateikia prašymą į Skatteverket, sekančiais metais jūsų panaudotos RUT atsispindės metinėje deklaracijoje. RUT paprastai yra 30%. Laikinai jisai pakeliamas yra iki 50% nuo gegužės 12 dienos. RUT 50%. Suma yra 75 000 kronų asmenį per metus. Bendra maksimali vienam asmeniui RUT suma yra 75 000 kronų ir jį tiesiogiai priklauso nuo jūsų gaunamų pajamų per metus. Primenu, ne visiems darbams yra taikomas RUT. Būtinai pasitikrinkite. Ačiū, kad žiūrėjote.